nori jas pakomentuoti, tas nuotraukas iš čia irgi nelabai, kas jau šitą jūsų bendruomenę, tai jūs žinot, kas kur yra. Labai daug keliavom, labai daug pats visą laiką siūlydavo keliauti, labai buvo keliautojas ir labai tikrai malonus žmogus. Ir paskutinė kelionė buvo, kurio jisai taip, vat jau matys, kas serga ir kada jam sunku, plungė. Plungė, Rietavas, paeina, pastovi. Pašnekam, palaukiu. Ir vis turėjo kartu, ir visos nuotraukos padarytos čia įdėtos yra jo. Reiškia, koks laimingas. Ir dar buvo paskutinis noras nuvažiuoti iki Rusnės. Į Šilutę buvom užsakę dvare edukaciją, labai įdomi Šojaus dvare. Ir paskui jisai sako, aš jam pasiskambinau, žinok, sako, jau neturi sveikatos. Nes liga užpuola žmogų staigiai. Gali tai būna tos šaknys iš anksčiau kažkur, bet veiksmas vyksta labai žaibiškai greitai. Nes vis tiek galvoju, padarysiu, pasakysiu, bet neįnas tas. Aš jums paskaitysiu vieną eilėraštį, jeigu jūs man leisit. Jisai labai tinka šiandien mūsų tai bendruomeniai. Nesakyk rytoj, nepavėluok žmogau ištarti myliu. Kol obelys dar puošiasi žiedais, nepavėluok priglausti, apkabinti, nes greit ruduo su dargonom ateis. Gali nebesuspėti daug ko pasakyti, kad myli, visad lauki, brangini. Nepavėluok žmogau, gyvenimas trumputis, per ploną ledą savo likimo eini. Nepavėluok žmogau ištarti myliu. Kaimynui, draugui, savo artimiems, juk laikas tarsi smiltis byra, atverki širdį mylimiems žmonėms. Tad neliūdėk, kad metai padalina į vakar, šiandien ir galbūt rytoj. Tik laikas savo laurus skina, tad paskubėk ir nesakyk rytoj. Nepavėluok žmogau ištarti myliu. Ačiū.